banger. Banger. Angry Birds'os puola. Šiandien yra tokia diena, turbūt jūs visi gerai ją žinote. Šiandien yra penktadienis ir ko gero tarptautinė pasigamink pats laidelės diena, nes tada mes įkeliame naują receptą ir parodome jums, kaip reikia pasigaminti pačius šauniausius receptus. Tai va, pradėsime nuo to, kad turiu keletą naujienų. Viena iš jų yra tas, kad gavau partnershipą su YouTube, todėl dabar biški pas mane pasikeis kanale išvaizda ir patys filmukai. Pradėsiu kurti thumbnailus, tai tie yra tokie paveiksliukai, kur būna video pats pirmas paveiksliukas. Tai tokius gražesnius padarysiu, kad žinotumėte apie ką tas receptas. Kitas dalykas yra tai, kad šiandien už lango labai gražus oras. Šiandien ryte buvo apie 20 šilumos, dabar yra dar daugiau. Tai dabar mąstau, kad man reiks varyti prie jūros su chebra, bet pirmiausia reikia kelti šitą video, o jis yra dabar internete, nes jūs matote, kaip aš dabar čia kalbu. Šiandien mes gaminsime patį nerealiausią, skaniausią receptą, kuris tinka šiai vasarai, kai už langų yra plus 35, kaip Afrikoje. Tai šiandien mes gaminsime sūrio pirštelius. Šitą pirštelį tiks visur gamtoje, su draugais, prie chebros, piknikose ir net mašinai. Ir namuose. Ir visur kitur. Tai šitam receptui reikės šitų produktų. Džiūvėsėliai, miltai, piknik sūrio lazdelės, sezamo sėklos, kiaušinis ir druska. Aišku, galima vietoj piknik sūrio lazdelių panaudoti mozzarella sūrį, bet šį kartą aš naudosiu piknik sūrio lazdeles. Tai va, pamatėte, kokių reiks produktų, o dabar parodysiu, ką kaip gaminti. Iš vis yra keletas etapų, labai paprastu, bet rezultatas bus nerealus. Tai žiūrim. Pirmiausia, įsimušu kiaušinius. Ir jos išplaku. Truputį įberiu druskos ir toliau plaku. Gerai, kiaušinį jau išplakiau, dabar reikia dar pasiruošti džiūvėsėlius, tai džiūvėsėlius sudedu sezamo sėklas. Ir viską išmaišau taip. Ir būsime viską pasiruošę, teliks dabar pasidaryti mūsų sūrio lazdeles, tai yra apsivolioti į miltus, paskui kiaušinio plakinį, paskui į džiūvėsėlius ir tada dėsime į kaitintą aliejų ir kepsime nelabai ilgai, nes nereikia perkepinti, kad gražiai apskrustų ir įgautų tokią geltoną auksinę spalvą. Dalį piknik sūrio lazdelių perpjau per pusę, o kitą dalį palikau sveikas, nes noriu, kad būtų po lygiai tokių ir tokių, kad nebūtų vien tik dideli arba vien tik maži, kad gražiau atrodytų. Tai viskas, ką pradėsime, tai imam piknik sūrio lazdelę, voliojam į miltus, pavoliojam į miltus, tada į kiaušinio plakinį, tada į džiūvėsėlius ir štai gavome sūrio piknik lazdelę. Dedame į lėkštę ir taip padarome su visais. Kaip sakiau, imame sūrio lazdelę, pavoliojam į miltus, tada į kiaušinio plakinį, tada gražiai į džiūvėsėlius, apibarstam iš visų pusių ir į lėkštę. Ir taip kartuojame su visais. Štai gavau visus tos pirštelius įmirkytus į kiaušinio plakinį, džiūvėsėlius ir miltus. Jeigu norit, kad sluoksnis būtų storesnis tų sūrio pirštelių, tai reikia pamirkyti porą kartų į kiaušinio plakinį ir paskui džiūvėsėlius. Tada jie gaunasi storesni. O dabar turiu va tiek savo piknik lazdelių. Ok, mūsų aliejus jau yra, kaip matau, įkaitas. Tai dabar pasiemu sūrio piknik lazdeles ir dedu atsargiai į keptuvę. Kepsiu vieną pusę ir kitą. Jeigu reikia, biškį pavartom, kad neprikeptų vieną pusę, nors čia turbūt ir neprikeps. Tiesiog didelės ugnies nelaikykite, kad iškart neiškeptų. Taip, silpnai, normaliai kepame porą minučių iš abiejų pusių. Jau matome, kaip gauna gražią spalvą ir matau, kaip lydosi sūris. Tai yra geras ženklas ir turbūt jau reiks traukti. O žinot, kur trauksime? Ogi ant popierinio rankšluosčio, kad nuvarvinti riebalus, nors jų dalį. Nu štai va, mūsų pirmasis iškeptas sūrio pirštelis. Dedame ant popierinio rankšluosčio ir tegul jis paguli, kad nuvarvėtų.
Ir taip su visais padarom. Parodžiau savo penktadienio laidelę jums. Aišku, jeigu jums patiko šitas video, paspauskite like, pakomentuokite, įvertinkite visaip. Aišku, pasidalinkite dar ir su draugais. Taip pat galite subscribinti, nes kuo daugiau subscriberių, to man geriau. Ir aišku, jūs pamatysite patys pirmieji mano video naujus, tai būtinai subscribinkit. Nežinau kodėl, bet daug žmonių prašo, kad vėl rodyčiau, kaip valgau savo receptus. Net nevalgau, o ragauju. Gal kaip gerais senais laikais parodyti, kaip aš nukrentu nuo soliuko, nuo kėdės. Tai gerai, jums šį kartą pavyko mane įtikinti, kad parodyčiau, kaip valgau. Aš pasidariau savo padažą, pasiimsiu dabar lazdelę, pamirkysiu padažą, atsikasiu. Labai skanau, dar reikia. Ai, koja! Oi, net užmiršau atsisveikinti, kokie skanūs piršteliai, nepatikėsit, būtinai pasigaminkit patys. Tai va, buvau aš Richardas su jumis ir čia mano yra studijos laidelė Pasigamink pats. Susitiksime lygiai po savaitės, nes mes, ko gero, būsime pati šauniausia laidelė internete. Tai adijos, draugai. Varau valgyti toliau.